cinizmo viršūnė. Tiesme, mergiotė, kuri pinigus nori imti iš valstybės ir visą laiką ėmė pinigus, bet sako, aš apdovanojimą nepriimsiu iš jo, nes mano vertybės nesutampa. Tokia yra Meilutytė. Žmogus eina į tribūną, duoda pamokslą visiems, kokie jūs esat šliužai, melagiai ir panašiai, bet pati prisidirbo tiek, melavo, aš nežinau, nuslėpė, dopingo tarnyba ir jinai buvo diskvalifikuota. Pačiai yra atimta teisė buvo dalyvauti varžybose, ne? Atimta. Bet prieš tai jinai iš valstybės tos pinigus sėkmingai iš olimpiadą ėmė visus. Tada jinai kalba apie moralę, apie principus ir jeigu aš neklystu, Kaune jinai buvo už vairo pagauta be teisių, tai aš klausiu, bet jinai 2 kartus jau jumis durnius vietoj paliko. Ar valstybė yra galioja įstatymai, jeigu be teisių važiuot būt jo? Tai jinai melagė, tyčia darė ar netyčia? O, sako, tyčia. Dabar jai įteikė metų sportininkės titulą, jai nori teikti vieną šviesiausių Lietuvos žmonių Ričardas Doveika, sako, aš iš tavęs nepriimsiu. Ir man taip viduj, man taip gera buvo, kai jis nuėjo jai ir įteikė. Ir tas įteikimas parodo, kad kai popiežius kaliniams plauna kojas, tikėjimas, religija, tikėjimas žmogiškumu dar egzistuoja. Kaip ir prie Seimo penktadienį šitie išprotėję, jaunasis liberalizmas atneša karstą. Ir stovi senasis Gentvilas su nurūdijusiais ūsais, tarybiniais dar. Ir jisai sako, va, čia jaunimas protestuoja. Ir aš taip, galvoju, tikrai manau, kad mano amžinatilsį tėvai ir seneliai ne už tokią Lietuvą kovoja.